Sveiki. Noriu su jumis pasidalinti kai kuriais paskutinės savaitės įvykiais. Praeitą savaitę padariau tokį dalyką, kurį įvardijau kaip proto labirintų maratoną. Tai yra per 5 dienas aplankiau 10 Lietuvos įkalinimo įstaigų, kuriuose kai kurie sakys, kad aš ten nešiau kažkokią tai šviesą, o aš tą dalyką įvardinčiau kaip aš ieškojau atsakymų. Ieškojau atsakymų, kame yra priežastis, kad tie žmonės ten atsiduria. Suprantat, kai aš prieš 19 metų mečiau alkoholį, o prieš dar daugiau metų atsisakiau visų svaigalų ir taip toliau, mano gyvenimas pasidarė labai nuostabus. Jis yra pilnas visokių ten jogų, menininkų, blaivių, nevartojančių svaigalų, einančių širdies keliu ir trampampam ir tralele. Ir man atrodo, kad visas pasaulis atsidūrė mažam burbule, kuriame viskas yra saugu, paprasta ir feng shui ir šanti. O kai nuvykstu į kalėjimą, aš pamatau visiškai kitą formatą žmonių. Ir tada man visi tie mano rojus ir ten savotiškai esantis pragaras pradeda man duoti tą tokį viduryje esančią išmintį, kuri man sako, kaip yra daugmaž iš tiesų. Žinote, kaip sakoma, tiesa slypi per vidurį. Nei vienoje, nei kitoje pusėje. Tai va, pravažiavau 10 kalėjimų, kad užduoti savo krūvą klausimų ir rasti be galo daug atsakymų. Ir ką aš ten radau? Atsimenu, per vieną iš susitikimų su nuteistaisiais, vieną iš pirmųjų pasakiau, o žinote ką, chebra, man atrodo, kad mes visi čia sėdim. Tik tai sėdim ne vien tik šitoje patalpoje, o mes sėdime aplamai šitam pasaulyje, šitoje planetoje. Tarytum mes būtumėm kažkokie tai nuteistieji visi. Mes kažką tai kažkur tai kažkaip tai darėme, arba kaip tik nusprendėme patirti visą tai, kas vadinasi gyvenimas. Ir nusprendėm gimti šioje planetoje. Kaip kad nuteistieji gauna ten, pavyzdžiui, Amerikoje oranžinį kombinezoną, mes gauname šitą kūną, kurį užvelkame ant savo sielos. Ir vat taip su tokiu vat pasipuošimu mes brūžiname čia visomis tomis gatvėmis ir bandome suprasti, už ką, kodėl, kokie mūsų pasirinkimai mus atvedė čia. Ir iš tikrųjų atrodytų, kad nuteistieji yra tie, kurie sėdi kažkokiuose kalėjimuose, bet jeigu pažiūrėtume visą planetą, tai mes iš tos planetos irgi negalim niekur išeiti, kaip ir nuteistieji negali išeiti iš kalėjimų. Ar kai kurie žmonės netgi pasirenka save atriboti, jie įlenda į savo butus, savo kažkokius tai namus, urvus, ir jie tenais gyvena, užsiimdami tik tais žiūrėjimų televizoriaus, arba ten kokiu nors svaigalų vartojimu. Ir visas tas pasaulis jiems tampa tarytum tuščia vieta vien dėl to, kad jie patys save pasmerkė tam kalėjimui. Nu ir kaip visose kalėjimuose, kai tu gauni daug metų, vieni gauna 96, kiti 100, kiti 50, kiti 15. Tačiau nežiūrint į tai, kai tu gauni kažkiek tai metų, tu turi kažkaip tai stumti tą laiką, kažką tai susigalvoti, kažkokias veiklas, kažkokias tenais peripetijas. Ir stumti laiką, būti tame, ką darai, čia tu esi. Ir vienintelis dalykas, kas tave gali išlaisvinti, tai yra amnestija, kuri nutinka įvairiai. Kažkas ją patiria avarijoje, kažkas ją patiria paspringdamas prie stalo, kažkas paslydęs ant slidaus paviršiaus ir nusileisdamas ant laiptų, kažkas sulaukia žinių,
kad tau liko 2 metai būti čia ir tu būsi laisvas. Tai tiek žinių. Ir vat, esame mes visi tame kalėjime ir bandome suprasti. Ir žinote, kaip kalėjime, kad sako, Lietuvos kalėjimuose bando išnaikinti subkultūras, bet tos pačios subkultūros egzistuoja ir taip vadinamoje laisvės kolonijoje. Laisvo režimo kolonijoje, kuri yra visas pasaulis. Ir tos visokiausios subkultūros vadinasi vartojimo subkultūra, tada turtingumo subkultūra, kai turtingieji įsivaizduoja, kad jie yra kažkokie labiau, kažkokie aukščiau, visaip ten šanti ir miau, o visi kiti yra žemiau. Jų norai, jų poreikiai nėra svarbus. Katinais, ten jie yra ne kažką, o mes tai va, matote, mesgi turime tiek daug žibančių visokių tai žiedų, pakabukų ant kaklo, automobilių, pastatų, bitkointų numerių sąskaitose, mesgi labiau, ar ne? O tie visi kiti, kam jie rūpi? Jiegi niekas. Kodėl mes įsivaizduojame, kad mes galime panaikinti subkultūras kalėjimuose, kai mes esame tokiose giliose subkultūrose, kai viena šalis jaučiasi, kad jinai yra labiau teisinga už kitą, kai gali primesti savo taisyklės ir jeigu kažkas tai nepatiks jiems, jie visą savo problemas išspręs jėgos formatu. Kaip tai bebūtų, tai ginklai, bombos, ekonominės sankcijos, kainos, dar kažkokie tai dalykai. Tai va, iš tikrųjų mes visi sėdime. Ir kol sėdime, mes turime suprasti keletą dalykų. Ką reikia daryti, kad mes čia negrįžtume? Ir suprasti, ką mes darėm ne kažką, kažkaip tai ne taip. Kad galutiniam taške mes esam čia. Tai va, visiems nuteistiesiems tai sako. Tu turi suprasti ir pripažinti savo kaltę. Tai galbūt dėl to krikščionybė ir sako, kad mes turime pastoviai daužyti į krūtinę ir sakyti, aš kaltas, kad gimiau. Prigimtinė kaltė. Gimei ir tu kaltas iš karto. Bet tokiu atveju kitų minčių ir nekyla. Kodėl mesgi čia šitame pasaulyje atsiradome? Dėl kaltės. Tai yra savotiška bausmė būti čia, ar ne? Kitas dalykas yra visuomenės polinkis bausti tuos, kurie nenusikalto. Sakykime, kai kurie nuteistieji padarė kažką, tai ko tikrai neturėtų padaryti, jie pripažįsta, tai jie sako, taip, aš esu kaltas, teismas mane nubaudė, man priklauso šitą bausmė, viskas yra okei. Bet tada ta visa nenuteista visuomenės dalis, ta, kuri laisvėje gyvena, ta kita subkultūra, ta teisiųjų subkultūra, visiškai negailestingai mobina tų visų nuteistųjų artimuosius. Tavo artimas žmogus sėdi, vadinasi ir tu susitepęs, vadinasi ir tu ne kažką. Ir aš šnekėjau su vienu nuteistuoju, sako, ko labiausiai aš gailiuosi, kad tai, ką aš padariau, labiausiai nubaudė mano vaikus ir mano žmoną. Ir aišku, kitus artimuosius. Jeigu būčiau žinojęs, kiek skausmo aš jiems suteiksiu, ne dėl to, kad aš sėdžiu, bet kaip teisingoji visuomenė jos bombarduos ir ką su jais darys ir kaip iš jų tyčiosis ir taip toliau, aš nebūčiau niekados to dalyko padaręs. Ne už ką. Kitas dalykas yra, kai aš buvau moterų kalėjime ir šnekėjau su nuteistosiomis, aš sakau, žiūrėkit, pagal statistikas, jeigu palyginti nuteistų moterų kiekį ir nuteistų vyrų kiekį, tarp moterų yra daug didesnis kiekis už žudymą kalinčių moterų. Bet aš nenoriu dabar kalbėti apie nužudymus, kuriuos jos padarė, aš norėčiau
labiau užduoti klausimą, kaip taip nutiko, kad jos tai padarė. Kai kurios iš jų man sako, tu neįsivaizduoji, ką tie vyrai su mumis darydavo, kaip jie mumis žemindavo, kaip jie mus engdavo, tyčiodavosi, muždavo, prievartaudavo. Ar tai, kas nutiko, tai tiesiog buvo perpildyta taurė. Ir aš tai suprantu, žmonės pridarė daug visokių dalykų, būdami tokiuose būsenose. Bet man yra įdomiau, kaip tik nutiko, kad tos moteris tiek ilgai ignoravo visas tas raudonas vėliavas. Kaip jos ėjo? Juk nebuvo tai, kad susitiko tą vyrą ir sekančią dieną nužudė. Ne, tai buvo daug metų. Daug metų patyčių, žeminimo, skausmo ir visą tai jos toleravo, kol vieną dieną, bom, nutiko, kas nutiko. Kas nutinka, kad tokios moteris pasirenka tokius vyrus? Ar kartais nėra tai, kad tos moteris, būdamos mergaitėmis, matė panašų elgesį savo namuose? Kaip jų tėvai. Jų tėvas su mama elgėsi labai panašiai, tad smurtas ir pažeminimas yra tarytum ta vieta, kurią mes galime ignoruoti, kuri tarytum savaime suprantama. Savotiška tenais toleravimo riba kažkur tai dingsta tolumoje. Ir tas smurtas nėra priežastis atsitraukti, nutraukti santykius, išeiti kažkur tai kitur. Išeiti kažkur tai kitur. Tam reikia savivertės. Tam reikia turėti žinojimo, kad aš galiu išgyventi ir be visų šitų. O tam reikia turėti specialybę, tam reikia mokytis, tam reikia žinoti, ko tu nori. Bet jeigu tu esi pripratęs tik tais gauti trupinius ir apgraužtus kaulus, iš kur pas tave kils staiga noras pasirūpinti savo gyvenimu ir jausmas, kad tu sugebėsi tai padaryti. Ir dabar pažiūrėkime mūsų aplinkoje, kiek daug yra žmonių, kurie jaučiasi negalintis savo gyvenimą valdyti. Jie visą laiką yra įtikėję, kad kažkur Dievas virš debesų, Seimas, vyriausybė, valdžia, likimas, kita šalis, kaimynas, visi turi galios jų gyvenimams, jų pasirinkimas, tik tais ne jie. Jie tai ne prie ko. Tas pats dalykas yra ir kalėjimus esantis vyrai sako, kai aš užduodu klausimą, kaip jūs čia papuolėte, sako, prokurorai nusprendė su teisėjais. Mes tai nieko nedarėm ypatingo, mes tiesiog buvom. Vyko, kas vyko, ką visa dauguma daro, jis tega tan. Esu čia. Ne visi tai sako. Kiti juos permuša, sako, eik, ką tu čia mali. Mūsų sprendimai, mūsų pasirinkimai mūsų čia atvedė. Vienas iš dalykų, kuriuos aš uždavinėju, klausinėju ir klausiu, kodėl nusikalsti linkusi visuomenės dalis renkasi BMW automobilius. Ne visada ir ne visi, tačiau didžioji dalis. Kas čia vyksta? Nu ir sakau, įvardinkit BMW automobilio savybės. Ir jie pradeda sakyti, vienas ten sako, tai yra patikimas automobilis. Sakau, pagal statistikos nelabai. Bet mes dainame iki to, kad tai yra galingas automobilis. Tai yra galingas automobilis. Tu visą laiką pirmausi su juo, visą laiką visus aplenksi, visur nulėksi greičiau negu visi kiti. Ir tada aš jums užduodu klausimą, o koks poreikis tavyje tau liepia visą laiką pirmauti? Ar nėra taip, kad tau yra baisu nebūti pirmam? Ar tai nereiškia, jeigu tu ne pirmas, vadinasi tu paskutinis? O būti paskutiniam, tai čia jau pralaimėjimas. O pralaimėti tu negali, nes vaikystėje tėvai auklėjo, kad tu esi vertas paglostimo ir pagyros tik tais tada, kai tu esi super duper.
O jeigu tu biškelį netokį pažymį parnešiai ar dar kažkas, tai tenais tai būna, kaip tu taip galėjai, aš taip tavim tikėjau, o tu va šitaip, todėl aš tave nubausiu, tu negausi to, nes tu esi nepakankamas, nes pažymys yra nepakankamai geras. Ir volia, mes turime žmogų, kuris prieš save mato kaip taikinį pergalę ir nieko kito. Kitas dalykas, kai kurie nuteistieji sako, norėjau pasirūpinti savo šeimą greitai, norėjau ant smūgio, norėjau pastatyti namą per metus ir gauti pinigų ir visą kitką padaryti, todėl norėjau labai greitai, bum ir greitai jau 11 metų čia sėdžiu. Jeigu ligoninės yra fizinio kūno gydymo vietos, tai kalėjimai turėtų būti požiūrio, pasirinkimų gydymo vietos. Bet kai ten sumetami žmonės į vieną krūvą ir visi yra nubausti, nes jūs blogi, ir tada duodama labai mažai žmonių, kurie kažką tai galėtų padaryti su jais, žmogau. Tada vyksta daug tokių tamsių reikalų ir nieko keisto, kad jie nelabai ten keičiasi, nes dominuojanti jėga yra tamsa. Ir nesvarbu, kad yra darbuotojai, kurie dirba šitą temą, aš kaip savanoris galiu patvirtinti, kad ten visi pavargė ir visi įtampoje. Tiek nuteistieji, tiek kalėjimo darbuotojai, tiek socialiniai darbuotojai, visi yra pavargę, visi yra atbukę. Ir tas atbukimas netgi man pasijuto, kai 4. dieną aš besilankydamas kalėjime jau pradėjau krizenti iš visokiausių istorijų apie jų padarytus nusikaltimus, kurie iš tikrųjų visiškai nejuokingi, bet kai tiek laiko būni su jais, visas tas dalykas tampa tarytum savaime suprantama. Ir esu įsitikinęs, kad darbuotojai, kurie dirba kalėjimuose ir socialiniai darbuotojai, jie tarytum atbunka. Ir būtent tada atsiranda savanorių rolė, kurio ateina tokie kaip šviesos pliūpsniai, kad porą valandų, galbūt per mėnesį, galbūt kas 3 mėnesius, gal kartais 1 metuose, kartą ateitų ir pliūpsnį duotų tos šviesos. Įsivaizduojat, kiekviename mieste, tik Kaunas biškį labiau apdovanotas kalėjimais, bet Vilnius, Marijampolė, Alytus, Šiauliai, Panevėžys, visi šitie miestai turi tik po 1 kalėjimą. Ir visuose tose miestuose reikėtų tik po 1 savanorio per dieną, tas yra 365 žmonių, kurie 1 kartą metuose galėtų atvykti, kad pabendrauti su nuteistaisiais kažkokiamis labai teisingomis temomis. Kaip jūs galvojate, Vilnius turi 365 žmonės? Panevėžys turi 365 žmonės. Šiauliai turi 365 šviesuolius. Sako, Šiauliai šviečia. Tai gal Šiauliai galėtų ateiti su savo šviesa į savo kalėjimą ir šviesti ten. Nes jeigu tie žmonės neteina, tai tie visi esantys nuteisti, jie mokosi vienas iš kito. Ir turbūt nepaslaptis, kad jie turi daug tamsos. Ir jeigu jie mokosi vienas iš kito, tai išmoksta būtent jos. Įmanoma padėti tik tiems, kurie nori, kad jiems padėtų. Ir tada kyla toks klausimas, kaip gali būti, kad žmogus skęsta, bet jis nenori priimti pagalbos iš kitų. Tu prieini jam, duodi ranką, duok, aš tau padėsiu, o jis sako, ne, aš pats, nereikia man tavo pagalbos. Iš nesmurtinės komunikacijos pusės tas dalykas sako, kad žmogus yra labai stipriai sužeistas, jo pasitikėjimas kitais yra kritęs, jis tiesiog nebetiki. Jis galvoja, jo, vėl tu mane apgausi, tu mane prijaukinsi ir paliksi, geriau aš būsiu vienas.
negu pasitikėsiu kažkuo, kažkas mane paskui vėl išduos ir man skaudės, nes aš jau esu patyręs ne kartą visą tą išdavystės skausmą ir aš nebenoriu daugiau. Ir jeigu jums visiems iš tikrųjų nusispjauti ant manęs, kodėl aš turiu būti jums draugiškas ir elgtis su jumis draugiškai, jeigu jūs su manim elgiatės kaip su gyvuliu. Ašgi nuteistasis, ašgi niekas, ašgi fu. Tokį jausmą savyje turėti turėtų būti labai sunku. Ir būtent todėl noriu jums pasakyti, kad aš, būdamas savanoriu, per vieną savaitę aplankiau 10 kalėjimų. Pravažiavau virš 1000 kilometrų, pašnekėjau su keliais šimtais žmonių. Nesakau, kad visiems tenais patikau ir visi išgirdo, ką sakau, bet buvo ir tų, kurie priėjo ir sako, kaip gerai, kad tu atvažiavai. Ir kiekvieną kartą, kai išgirstame, kad atvyksti, mes sakom, bus kažkas tai gero, bus kažkokių šviesių minčių. Ir noriu pasakyti, kad per tą savaitę aš pavargau. Ir tu buvau suplanavęs daryti vidinės kelionės, garso meditaciją, bet šį rytą atsibudęs supratau, kad ne, šitą savaitgalį aš ilsėsiuosi, nes man reikia pasirūpinti ir savimi. Kai visą savaitę rūpinausi tai žmonėmis, rūpinausi mumis visais, kad tie žmonės išėję mūsų neskriaustų. O dabar atėjo laikas man pasirūpinti savimi. Nes būtent tai ir yra nesmurtinės komunikacijos pagrindas. Užduoti klausimą, kas yra mano poreikiai, ko man reikia. Ir jeigu aš toliau lėkčiau, daryčiau visokiausias ten šanti veiklas, aš ignoruočiau savo paties kūno poreikį pailsėti. Žinote, kas yra nesmurtinė komunikacija, ar ne? Lietuvai pasisekė, nes mes turime Enriką Benevičienę. Jinai yra nuostabi nesmurtinės komunikacijos lektorė. Ir jinai pasakoja daug labai svarbių dalykų. Iš jos išmokau tai, ką aš naudoju kalėjimuose. Ir vyksta labai gilus pokalbiai. Visiškai kitoks suvokimas, ko aš klausiu, kaip jie atsako, kaip jie formuluoja, ypač kai pradedam kalbėti apie tuos kitus ten kažkur, aš sakau, palaukit, hebra, grįžtame atgal į kambarį. Kalbame apie save, ką mes galime padaryti, kas nuo mūsų priklauso. Ir kalbėkime apie mūsų poreikius, ko mes norime. Mes dažnai nesuprantame, ko mes norime. Mes sakome, kad jeigu aš gausiu ten, tai kažkas tai gero nutiks. Bet kai užduodi klausimą, tiesiog, o ko tu nori, koks tavyje poreikis nori, kad tai įvyktų. Ir labai yra smagu, kai aš sakau, žiūrėkit, norite kažkokių tai išlygų iš darbuotojų kalėjimo. Jūs turite duoti jiems pasiūlymą, kad jie norėtų įvykdyti jūsų tą dalyką. Jūs turite kažką taip, jūs turite žiūrėti į kalėjimo darbuotojus ir galvoti, koks jų poreikis yra. Ir tas yra akivaizdu. Kalėjimo darbuotojai nori, kad viskas būtų ramu, kad visi šviestų save ir eitų, progresuotų, gerėtų. Ir ką tada nuteistieji gali padaryti, kad darbuotojų poreikis būtų išpildytas. Ir kai jie tai padaro, tada staiga darbuotojai sako, okei, ką mes dar galim padaryti dėl jūsų, nes jūs taip viską nuostabiai darote, tai prasideda komunikacija, vienas kito supratimas. Vienas nuteistas sako, aš rašau daug skundų. Sakau, padeda? Ar padeda skundų rašymas? Jis sako, ne. Tai gal, sakau, atėjo laikas pakeisti strategiją. Gyvenimas yra labai nuostabus tom, kad mes galime atrasti, kaip Jobsas sakė, mes niekados nesuprasime, kodėl įvykiai dėliojasi, kaip dėliojasi žiedami į priekį. Bet žvelgdami atgal mes galime suprasti, kodėl tai nutiko. Ir kad ir kaip tai dabar žiauriai nuskambėtų, bet aš manau, kad visi nusikaltimai, kurie Lietuvoje vyksta, jie mums parodo,
ko mes kaip visuomenė esame nedadarę, kur mes žiūrime per pirštus, kur mes nereaguojame, kur mes ignoruojame. Ir visa tai ir atveda mus prie to, kad mes turime pilnus kalėjimus. Visą laiką sakysim, tai, bet jie gali pasielgti kitaip, jie gali būti geresni. Gali, bet jeigu jie daro taip, tai turbūt jie tik tiek ir te gali. Ir aišku, mes ir kaip visuomenė galime tik tais tiek, kiek galime. Nes jeigu galėtumėm daugiau, tai mes būtumėm daugiau padarę, ar ne? Ir kaip nuteistiesiems visą laiką sakau, jūs turite strateguoti, ką jūs darysite išėję iš kalėjimo jau dabar, ne už 5 metų, kai išeisite laisvę ir gal krapštys, o tai ką reikia užsimti. Dabar jūs turite susidėlioti, kokius sertifikatus norite gauti, kokias sritis norite užimti, kaip, kur, ką. Ir tai yra kelių metų strategija, kurią jūs vystysite, 10 000 praktikos valandų, jūs tampate profesionaliu savo srities žinovu, ekspertu. Jie sako, jo, o mes? Ką mes norime pakeisti savo aplinkoje? Ką mes norime, kad būtų kitaip? Ką mes darome? Ar mes irgi esame tokie patys bejėgiai, kaip ir tie nuteistieji, sakome, valdžia, policija, prokuratūra, o mes tai ne kažką, mesgi bejėgiai. Mesgi kasgi tokie esame, kad galėtumėm kažką tai padaryti. Aš tą dalyką vadinu baudžiauninko sindromu. Kai tu jautiesi, kad tu esi bejėgis ir tu nieko negali pakeisti, nes yra už tave vyresnių, aukštesnių, stipresnių, o tugi tas ne kažką. Tačiau kiekvienas pagalvotų, ką geriausio aš galiu daryti gyvenime ir tą savo talentą investuoti, kad mūsų aplinkoje būtų šiek tiek geriau, kalėjimai pradėtų tuštėti. Bet tam reikia nesmurtinės komunikacijos. Ir labai geras dalykas yra būtent tas pavadinimas nesmurtinės komunikacijos, nes realiai, jeigu pasižiūrim, kaip mūsų vyriausybė žmonės šneka, kaip mūsų televizija šneka, žiniasklaida, kaip žmonės plaka, mes pradedam suprasti, kad yra daug smurto aplink mus ir mumise. Netgi savikritika, netgi tai galvojimas, kad aš esu mažiau, yra rykštės smūgiai į save. Ir kol mes tame formate, nepažįstu ne vieno, kuris tapo laimingu, plakdamas kažką tai, save ar kitą. Nepažįstu ne vieno žmogaus, kuris per prievartą pasidarė laimingas. Bet kai mes pažiūrėtumėm į savo vidų ir pagalvotumėm, o kas aš esu, ką aš galiu padaryti, kad pasidarytų aplink mane šviesu. Nes jeigu aš esu nepasitenkinime, vaikšto, zirziu, kniaukiu, viskas nefengšui, daugiau nebegaliu, tada pasidaro labai sunku, ne vien tik man, bet ir aplinkiniams, patikėkit, aš tai esu išbandęs. Kai buvau paauglys, man prieš nosį užstrenkdavo visos durys. Atidarydavo draugai, pažiūrėdavo man sakyti, oi ne, šiandien aš negaliu tavęs atlaikyti, per daug tamsos ir skundo tavyje, tu visur viską matai taip blogai, kad daugiau nebegaliu. Ir durys susidaro su trenksmu. Tai buvo mano paauglystėje. Labai džiaugiuosi, kad tai jau praeitis, nes negalėčiau tempti viso to svorio, kuris tada buvo ant mano pečių. Pesimistų būti yra tikrai sunku. O optimistų, džiaugsmingų, toks būdamas aš labiau savo patinku. Nes kai yra daugiau vilties, kad viskas bus gerai, tai kažkaip tai lengviau. Ir atrodo sunkius, neįmanomus dalykus imi ir padarai. Ir aš tikiu, kad kiekvienas gali iš mūsų tai padaryti. Jeigu nuteistieji gali atsistoti iš savo tamsos, iš savo situacijų sunkių, tai aš tikiu, kad tai gali padaryti kiekvienas. Tikiu, kad tai gali padaryti ir tu.
Tai reikia noro, suvokimo, saugios erdvės ir krypties, kad aš žinau, kur link noriu eiti. Ir svarbiausia, visoje šioje misijoje reikia daug širdies. Ją reikia girdėti, ją reikia išmokti klausytis, suprasti. Ir kai mes išmokstame ne vien tik save kritikuoti ir visaip kitaip ten po ne kažką, nepasiekimus ir nesėkmių purvus volioti, o priimti, sakyti, okei. Rezultatas šito veiksmo kažkoks, ne kažką, tai gal galime daryti kažką tai kitaip, naudojant kitokią strategiją. Ir visos patirtys yra gerai, nes jos atveda prie galvojimo, prie naujų minčių, naujų sprendimų ir naujų pradžių. Tad jeigu jūs esate ir jaučiatės, kad esate tamsumoj, tai jums to ir linkiu. Šviesos, tikėjimo ir jėgų. Nes jeigu man tai gaunasi, tikiu, pavyks ir tau. Nes garantuoju, jeigu tu šitą video pažiūrėk į dabar, iki pabaigos, tai šis klipas būtent tau ir yra skirtas. Ar visi tie žodžiai buvo pasakyti ne šiaip sau? Nebent tu gali pasakyti skydą ir sakysi, ne, aš ne prie ko, aš likimo auka. Tai tik pasirinkimas. Gali pasirinkti ir būti laimėtoju. Tai daug linksmesnė pozicija šitam gyvenimo performance. Tai tiek šį kartą.